Na ką, sveiki visi. Artėja sezonas, grįžta pratęsimo podcastas. Na ir kai kokios nuotaikos, kaip vasara, kaip viskas. Vasara tai jau į pabaigą. Aišku, labai įdomu buvo, nes tiek Rytas, tiek Žalgiris jau praktiškai susikomplektavo. Nu, Žalgiris tai jo Rytas dar ieško gynėjo. Ir Eurobasketas dabar prasidės labai neužilgo. Tai Jo, bus daug krepšinio. jo, tai manau, pradėkime nuo rinktinės galutinio dvyliktuko. Tai kokia tavo nuomonė, ką surinko Kurtinaitis? Nu, manau, kad paėmė tikrai gerus žaidėjus. Visi tikrai yra talentingi. Tik tais, kad mane kas nustebino labiausiai, tai aš galvoju, kad bus pasirinkimas tarp aukštaūgių, ką atmesti iš dvyliktuko. Tai gal ten bus arba Blaževičius, arba Birutis, nes Valančiūnas kaip kapitonas tai aišku turi likt. Ir po to galvoju, kad kažkur iš aukštaūgių išims. Ir po to labai nusibau, kad Bendžių išėmė ir paliko tiek Birutį, tiek Blaževičių. Tai buvo iš pradžių biškai keista. Na, aišku, kad tarp Štavičių nepaėmė, nu, tai jo, nes su trauma buvo prieš tai. Tiek tarp Viličkos ir Žemaičio, tai manau, kad visai geras pasirinkimas buvo Viličką pasiimti, nes Jo. labai atletiškas žaidėjas. Tik tai sakau, kad man keista, kad Benčius nepasiėmė, nes tikrai jis, mano manimu, yra labai stabilus tritaškių metikas, tikrai gerai pataikantis. Ir kad pasiliko visus tris aukštūgius ir nepasiėmė Benčiaus kaip ketvirto. Jo, na, mane šiaip ir nustebino gan, kad, na, man smagu už Veličką, aišku, bet šiaip buvo įdomu, kad pasiėmė Veličką, nes beveik per kontrolinės rungtynės jis, nu, Kurtinaitis beveik neleisdavo Veličkos dažniausiai Žemaitį, nu, visada naudodavo. Na, ir šiaip iš anksčiau atsimenu, kad Kurtinaičio numylėtinis Žemaitis buvo visai. Jo, tada dar, jo, irgi, kaip minėjai, nustebino, kad Bendžiaus nepaėmė. Šį Bendžių, žinai, būtų gerai prie Valančiūno, su Valančiūnu, kai žaidžia, žinai, nes jis galėtų, kai Valančiūnas centruoja, kai ateina pagalba, jis galėtų trajeką gerai iššaut visai. Nu, o kiti iš ketvirtų numerių, tai Tubelis nelabai stabiliai meta. Taip pat Sedekerskis irgi nėra pats geriausias metikas, tai jo, na, šiek tiek keista buvo. Na ir jo, iš centrų galvojau, kad nuims Blaževičių arba Birutį. Na, bet nežinau. O ką tu manai apie tris centrus? Nu, manau, kad tikrai rotuos dažnai Kurtinaitis. Na, aš galvoju, kad, tipo, kad su dviejais centrais tai būtų paprasčiau gal. Nes Jo, kai aš stebėjau, pažiūrėjau, Birutį, tai, nu ką žinau, gal bus Blaževičius Valančiūnas jo. ir užteks tų aukštų ūgių, nes, nežinau, man anksčiau nelabai įsiminė tas Biručio žaidimas per kontrolinės rungtynes. Nu, bet aišku, čia Kurtinaičio pasirinkimas ir jis gal geriau žino, ką gali padaryti Birutis. Jo, na šiaip tai naujokai šioje rinktinėje. Tai Sargiūnas, Velička, nu tokie, kur pirmas toks rimtas čempionatas. Sargiūnas, Velička ir Birutis, jo, ir Tubelis, ir Blaževičius. Tai visai daug naujokų šioje rinktinėje, na, nežinau. Bus matyt, kai bus, tai Lietuvos grupė yra Vokietija, Lietuva, Švedija. Suomija, Didžioji Britanija, Švedija ir Montenegras. Jo, bet tai manau, kad Lietuva paims antrą vietą, tada pirmą vietą paims Vokietija, trečią Suomijai, jo aš Suomija, skaičiu Suomijai. ketvirtą Juodkalnija, nu ir tada jau ten Švedija ir Britanija, manau, gale liks.
Tada, kaip suprantu, kitame etape galime susitikti su turkais arba kuo ten? Turkais arba latviais, jo, arba latviais. Tai čia, manau, iššūkis didelis bus, kaip tu manai. Na, aišku, abudu yra tikrai stiprus varžovai, nu, bet aišku, turkai ir latviai tai nėra serbai ir vokiečiai kokie, kurie būtų, manau, tikrai gal dar stipresni. Nu, tai aišku, turkai per paskutinės kontrolinės su Lietuva parodė, ką jie gali. Nu, Jo, aišku, tai galbūt ne visas potencialas, nu, bet sunkiai tą Šengūną sustabdė, o latviai tai, žinau, toks stipriai yra visai rinktinė, kaip ne krepšinė šalies. Nu, tikrai gerai žaidžia dabar šiuo metu. jo, na, su turkais, jo, kaip ir minėjai, gali, nu, jo, kaip ir minėjai, kad nėra tokios pačios stipriausios komandos. Na, bet tikrai, kaip Lietuvai, manau, rimtas iššūkis būtų visai toks, jo. Tai iš turkų jo Šengūną labai sunku būtų sustabdyti, tada Larkiną. O iš Latvių tai nežinau, nu, su jais visada sunkiai kažkaip būna. Sunkiai grajus eina su jais. Jo, o šiaip mano favoritai laimėti visą čempą. Tai serbai, vokiečiai, graikai ir slovėnai. Nu ir gal prancūzai. Kažkas ten tokio. Ir dar ispanai. O tavo? Koks su lietuvis, seniai. Aišku, kad Lietuva ims. Aš nieko nežinau. Ne, Tikrai. bet jeigu iš tikrųjų, aš nemanau, kad slovenai tą One Man Army turėdami laimėtų čempą. Net jo, bet, nu jie tikrai, manau, top 5 Yeah. rinktinė. Mm, nepasakyčiau, kad jie gal top 5 yra. Top 10 tai tikrai, bet Nu gal. top 5 tai, tai dėl Luko Dončičiaus, tik tai sakyčiau. Jo. Šiaip serbai visai, manau, gali gerai patriukšmauti šitam čempė. Tikrai patriukšmaus seniai. Su tokiu line-upu, aišku. Jo, tada vokiečiai, manau, jo, tikrai. O prancūzai man išbyrėję visiškai šiais metais yra. Mm, Yeah. Po ir jie neteko. Tai jų Nu, šiaip lyg visai daug žaidėjų, kaip sakant, neturės prancūzai, tiek Vambaniamos dar nebus Gobero. rinktiniai, Gobero. jo Gobero. Tai Nu, realiai, tai nu, susilpnėja biškė rinktinė. jo, Na, tada, aišku, ispanai. Na, aišku, ispanai pralaimėjo ten 5 iš 6 atrodo draugiškų, jo, bet aš kiek žiūrėjęs esu Ispanijos, tai ispanai visada, kaip sakant, nieko neparodo per kontrolinės, bet po to ateina čempionatas, ateina tos svarbus rungtynės ir jie visada pasirodo gerai. Jie jo, tas dažniausiai taktiką savo pasilaiko. Nerodo iškart visų derinių, iškart viską, ką jie gali. Jie dabar gal tiesiog taip prasižaidė, prasibėgiojo, kad maždaug būtų ritme, jo. bet visą kitą parodys tik tais, kai prasidės čempionatas, mano manimu, ir patriukšmaus. Jo, tada graikai, nu, čia panašus atvejis, žinai, kaip su slovėnais, kad toks one man army, su Janiu, žinai, nu, bet visko ten gali būti. Nes slovėnai irgi būna, kad visai, nu, kad visai gerai žaidžia, bet jiem, nes aš atsimenu iš praeito Eurobasketo, kai buvo, kai ir slovėnai, ir graikai taip labai sufeilino biški, žinai, ten slovėnai prieš Lenkus pasikrovė malkų biški. O graikai nuo vokiečių ten apmaudžiai tai biški gavo. Tai jo, na, manau, apie Eurobasketą tiek, ne? Nu, mes galim dar padaryti kitų grupių rankingus, manau. Jo, tai palauk, atsidarys. A- Aš dabar turiu grupės A. susidaręs. Jo, tai kokios grupės kitos? Nu, tai grupė A tai yra Portugalija, Estija, Latvija, Turkija, Serbija ir Čekija. Nu, tai aišku, kad dedam Serbiją į pirmą vietą, manau. Jo. Tada antra, trečia vieta, nu tai Tu- arba Latvijai, arba Turkai. Jo, Nu, čia toks sunkus pasirinkimas, nes gali būti abiejom pusėm.
Aš tai turkus į antrą dėčiau. Bet dėčiau turkus aš irgi. Tada latvius, manau. Jo. Ir kas čia tada lieka? Estai, portugalai ir čekai. Kas Nu, ketvirtą pasiims vietą? čekus dėčiau į ketvirtą. Arba, ne, gal estus, net nežinau. Čia toks sunkus pasirinkimas, Nu, tai tebūnie estai. manau. Va, tebūnie estai. Ir tada, Na, ta portugalai su čekais. jo, aš iš Už borto lieka. Jo, nu, iš Portugalijos aš visiškai nieko nežinau, kas ten žaidžia. Ne vieno žaidėjo. Jo, kokios kitos toliau? Grupė C, nes grupę B jau aptarėm su Lietuva, tai liko tik dar dvi grupės. Tai grupė C - Kipras, Italija, Sakartvelas, Ispanija, Graikija ir Bosnija. Um, Nu čia, sakyčiau, pirma vieta tarp ispanų ir graikų būtų. nu, aš gal ispanus dedu į pirmą. Nieko nežinai su jais, visko gali būti. Tada Mm. graikai ir pala, kas ten toliau? Italų tada dėčiau. Jo, italai. Italai irgi tokie būna biški. Patriukšmaut gali, žinai. Ja. Nu tada vėl dėl ketvirtos, tai Kipras, Sakartvelas ir Bosnija ir Hercegovina. Nu, tai manyčiau, aš dėčiau į ketvirtą Bosniją. Tada Gruzija ir kas paskutiniai? Kipras. Kiprą, jo, Kiprą dėčiau į paskutinį. Jo, Bosniai su Nurkičium gali tikrai patriukšmauti Ir mūsų grupėje. dar, Ką? Džanonas mūsų dar yra iš Jo, Realo. dar mūsų. Jo, Nu, turi žaidėjai Bosniai, tai manau, tikrai gali nugalėti ir kokius netyčia italus. jo, nu, Visko gali būti. liko paskutinė grupė, ne? Jo, ir paskutinė grupė. Tai yra Islandai, Prancūzai, Slovenai, Lenkai, Belgai ir Izraelis. Ui, čia toks biški net nežinau. Jo. Na, manyčiau, kad Mano manimu, čia gal silpniausia grupė gali būti. Žiūrint, kaip Dončičius žais ir kaip prancūzai yra dabar šita savo komanda, kuri, manau, tikrai nusilpusi yra nuo pasaulio čempo. jo, na, net nežinau, ką tu į pirmą dėtum. Nu, aišku, aš nežinau, kaip prancūzai žaidė. Ar, nu, aš slovėnus tai mačiau, bet Dončičiaus juk tais kaip žaidė su lietuviais. Nu, bet manau, kad vis tiek prancūzai pasimtų pirmą vietą. Vis tiek nusilpusi, bet vis tiek nėra silpna rinktinė, vis tiek turi tų žaidėjų. Jo, Tiek Francisko, tiek Jebusėlė turi aukšto lygio žaidėjų iš Eurolygos. jo, Tada slovėnai, nu, aišku, slovėnai žiūrint, kaip Dončičius žais, kaip aplink Dončičius rotuos visi, kaip pataikė savo metimus. Bet jeigu gerai seksis pataikyti, tai slovėnus, tada, nu, prancūzų. tada, Tada antroji slovėnai pas mane. Jo. mm. Nu, ir tada jau gaunasi čia jau, mano manimu, sunkesnė dalis, tai yra Islandai, Lenkai, Belgai ir Izraelis. Ui, lemba, net nežinau. Nu, Islandus dedu į paskutinę vietą, manau, iš karto. Ne, Mm. Fridriksonas žaidžia, kur ryte buvo kažkada. Ir ten Šiauliuose MVP tapo. Tada Izraelis, ane, ir kas dar? Belgija ir Lenkija. Gerai, tada į ketvirtą vietą Lenkiją dedu, į penktą Izraelį ir šeštą Belgiją. Islandija. Ai, jo, Islandija, nu jo. Tai čia kaip ir mūsų tokie spėjimai, ne? Jo. Jūsų Na, Eurobas. aišku, viskas gali pasikeisti, gali netyčia bet kas laimėti, bet kokias rungtynes. Gali ir slovėnai čia net nukris į kokį ketvirtą vietą, trečią. Jo, Nu, bet Slovėnai, pamatysim viską dar. jo.
Na, pavyks šitas Eurobasketas Lenkijoje, ne? Ir viskas ar kažkur dar? Tai Suomijoje, keturiose skirtingose šalise vyks. ai tai Lenkijoje, tada Suomijoje, Latvijoje atrodo. Latvijoje, Suomijoje ir po to net nežinau. Aš irgi žiūrėjau, pamiršau. Va, Jo, na, bet- bus visai įdomus, manau, tikrai Eurobasketas. Šiaip jo, kažkaip Eurobasketai visi būna geri tokie, žinai, visai. Šiaip, Jo. manau, pagal įdomumą yra, nu, su kašiu tai pirmoje vietoje olimpinės, tada antroji Eurobasketas ir trečioji World Cupas, pasaulio čempas. Jo. Jo, tai apie Eurobasketą manau tiek, ne? Jo. Nu, gal dar, pažiūrėjau, pakalbėti, kad bus naudingiausias žaidėjas. Jo, kas naudingiausias, um, aš šiaip spėčiau Jokičius bus naudingiausias, nes kai stebėjau rungtynę su Vokietija, tai jo ten, nu jo, kitas lygis tiesiog. Taip gerai skaito žaidimą žmogus, nu, labai gerai žaidžia. Tiesiog. Atrodo, jis nei įdeda ten to darbo per daug, su pilvu ten, žinai, na bet vis tiek, nežinau, įspūdingas žaidėjas. Ir tada toliau, manau, ten Janis, Tončičius, Aš Wagneris. manau, aš manau, kad iš naudingiausių bus arba Janis, arba Luka, nes vis tiek, kai tau rinktinė, pažiūrėjau, neturi per daug gerų žaidėjų, nes serbai ir be Jokičiaus tikrai yra stiprus. Jo, Nu, tai aišku, Jokičius gali būti vis tiek MVP, nu, bet geriausias žaidėjas, kur, nu, pagal statsus, tai čia jų bus arba Dončius, arba Janis, nes, jo, bet spėju vis tiek labiau gal Janis Kumpui duočiau MVP, nes, nu, graikų tikrai nėra silpna rinktinė, nu, bet nepalyginsi be Janio ir be Jokičiaus serbų su graikais. jo, na dar Francas Wagneris yra, Šrioderis irgi naudingai žaidžia visai. Tai jo, tai kaip ir apie Čempą tiek, ne? Eurobasket. Ja, Nu tai manau dar galim greitai prabėgti pro ryto. Tai kaip čia buvo per vieną dieną ten tris naujokus paskelbė. Volkerį, Hardingą ir Brunkę, tada dar pasiėmė Vailį. Jo, tai ką tu manai apie visą šitą, apie šitus žaidėjus? um, manau, kad rytas tikrai pasirašė. Kol kas teigiamai vertinu viską, nes, aišku, neteko Merdžiai Kaulo, kuris dabar atsisuki pasižiūrėti ir tu pagalvoji, kaip jis paaugo nuo praeito sezono, Jo, kad jis viską galėjo daryti, jis tiek su kairė, tiek su dešinė mesdavo tiek stebekus, tiek nusimesdavo gerai, pakabindavo kamalį. jo. Manau, dabar tikrai gaila jo netekti po to, kai buvo vapšė negaila po užpraeito sezono, Jie, na, kai buvo už Fosterio šešėlio, dabar išėjo ir dabar pats tapo tuo žmogum. jo, na, bet žinai, pradžiai buvo liūdna biški, aišku, bet kai pasirašėm Volkerį ir Hardingą, tai nuotaika pasitaisė iškart, žinai. Ja. Nes Nu, tikrai bet tik žiūrim, kaip jie žais patys ir kaip suroduos viską Žibėnas. aš manau, kad ten viskas tvarkoj bus. Manau, ten, žinai, Žibėnas moka, manau, mokės, manau, sudirbti su tokiais Ja. žaidėjais. Nes, pavyzdžiui, jeigu būtų kitas kažkoks treneris, manau, būtų nieko gero, bet Žibėnas, manau, padarys darbą savo. Jo, tai man dar tada kyla labai klausimų dėl priekinės linijos, ta prasme, aš nesuprantu, ką jie savo galvojo. Nu, tas Vailį, okei, nu jis toks neblogas, bet jeigu pasims jį tipo pagrindinį ketvirtą, labai blogai. O ką tu manai?
ką žinau, viską galim dar pamatyti, nes, ką žinau, gal dabar atrodo iš šono prastai, nu, bet jeigu pradės žaisti ir gerai žaisti, nu, tai visi įmylės, pavyzdžiui, kaip būna. Nu, dabar dar per anksti sakyčiau apie tai kalbėti, kas čia bus. Jo, Nes reikia palaukti starto sezonų, kai jau visi įsivažiuos ir tada stebėti jau, kas gerai žaidžia, kas įsivažiavo, kas ne. jo, tada, nu, labai buvo įspūdinga, kai Rytas išsaugojo Radzevičių. Tikrai labai buvo įdomi naujiena tokia. Na, žinai, matosi, kad Radzo biški tai norėjo išvažiuoti, nu, suprantama. Na, bet dar, manau, ne pabaiga, dar tikrai gali išvykti, kad, nu, kažkada į Eurolygą. Tai manau, kapitonas bus, ne? Tai jo, sakyčiau, keliantį čia jau metai, kai žaidžia ryte, tai manau, kad ir bus kapitonas. Jo. Na, šiaip man, žinai, dar norėtųsi kažkaip ketvirto tokio numerio kažkokio ryte, nu, bet. Bet, Nu, kaip suprantu, rytas ieško dabar kurėją poingardo. jo, na, Dar vieną. šiaip įdomu, ar jie vis dar kažko tikisi iš Marčiulionio situacijos, nes ten kažkaip neaišku, biški. Kaip girdėjau, vis dar tikisi, bet manau, kad dabar nieko nepasirašys artimiausiu metu, nebent su Marčiulionio situacija bus. Nors Jo, ko sakyčiau, reikia, nu aišku, kiek čia tų žaidėjų ten tų pirmų antrų turi. Tai realiai čia kokius trys, atrodo, skaičiuoju dabar. Nežinau, Palikėną skaityti kaip pirmą, antrą, nes rašau jis kaip trečias yra, kaip small forwardas. nu jis toks antras man labiau skaitos. Man irgi. Nu, aišku, iš tų trečių numerių tai dar yra tas pats Lukošius Jo, ir Adzo. jo. Nu, tai manau, čia gan rotuos šitas visas. Nu, tai jeigu Palikėną įskaičiuotum, tai realiai rytas turi keturis, keturis tokius pirmus antrus. Nu, bet, nu tai yra tie du legionieriai, Hardingas Walkeris, Sargiūnas. Ir Palikėnas. Jo, nu dar jo, reikėtų dar. Nu, nu, dar žiūrint, dar neskaitant, pavyzdžiui, tiek Urbano Ir Križanausko. ir Križinausko, nu, Bet kas, bet vis. jo, Aš žodžiu, rytoj Valinską pasiimti, atrodo, dar nepasirašė su niekuom. Paulių. Ja. Šiaip, jo, na, jeigu neturėtų kontrakto, šiaip Bičkauskis būtų visai, manau, gera idėja rytui. Toks, žinai, Mm. pakurt žaidimą. Jo, bet man įdomu, kaip Gudaitis suspės paskui visus tuos gynėjus, nes jis toks biškiai lėtesnis, žinai, 127 Ja. sveria, o ten bėgs mes. Jo. Šiaip išbrunkęs visai kažkaip tikėjau, manau, kad gali pajudėti gerai šį sezoną. Tai jo. O iš Lukošiaus nieko, nežinau, kol kas nieko nesitikiu. Nu, Pažiūrėsim. aš gan tikiuosi, aš su ją praleidau vieną vakarą, kai su juo treniravausi. Jo. Tai, ką žinau, buvo neseniai grįžęs iš Klaipėdos, taip lik atrodo, buvo tam po to sugarka, bet vis tiek labai daug judesių turi. Jo. Tikrai gali žaisti gerai, matosi. Ir pataiko žiauriai gerai per treniruotę. Nu, Man šiaip talentingas tikrai žaidėjas jis yra, kaip pamačiau gyvai. įdomu, kaip aš žinai, nematęs jo, tai negaliu nieko sakyti, bet, nu, gal pajudės gerai ryte. Tai ką, manau, šiandienai tiek, jau sezonas greit prasidės, bus daugiau laidų. Tai ką, palaikinkit, subscribinkit ir iki kitų kartų. Tai viso gero, Erikai. Viso gero, Kefrai.